Hello, this is lesson 10. I've got an idea. We start unit 11. Pradedame mokytis 11 unito, kuris vadinasi I've got an idea. In this lesson you are going to learn the new words and of course you are going to learn the new phrases. Torch yra žibintuvėlis arba prožektorius vadinamasis. Ladder kopėčios. Forest miškas. Tree medis. Hole skylė arba drevė. Idea idėja arba mintis. Tomorrow rytoj. Very kind labai malonu, mielas, geras labai. Have you got ar tu turi? I've got aš turiu. Matome štai vadovėlio ir pratybų puslapius, įrašų numerius. Visą tai jūs sugebėsite patys atsiversti ir dabar aptarkime, ką jūs ten turėsite padaryti. Unit 11, the first task is to read the text and listen to it. Pirmoji užduotis yra read, skaityti, listen, klausyti teksto. I've got an idea. Aš turiu mintį, idėją. Skaitydami tekstą, atkreipkite dėmesį į gramatiką. I've got. I've got reiškia sutrumpintai I have got, aš turiu. She's got. Ji turi. She has got. Has žodelis sutrumpintas. Tai aptarsime dar gramatikos aiškinimąsi. Perskaitę tekstą, atlikite antrąją užduotį. Which is your bag? Which klausiamasis žodis reiškia kuris. Kuri. Kuri yra jūsų kuprinė. Pievok kesengein. Jums čia turėtų būti darbas poroje, tačiau jeigu jūs neturite tos galimybės, galite pabandyti patys tai padaryti, įvardindami daiktus kuprinėje. O jeigu turite galimybę įtraukti tėvelius arba draugus, bandykite daryti štai taip. Išsirinkite ir nesakykite draugui, kuri kuprinė jūsų manimų yra jūsų. Draugas bando įvardinti daiktus ir sakyti daiktų pavadinimus. Taip pat galite sakyti atvirkščiai. Jūs išsirenkate kuprinę ir nesakote kuri, bet vardinate savo daiktus. I've got, let's say this back. I've a book, I've got a ball, I've got a pencil, I've got an apple. Draugas bando spėti, kuri jūsų kuprinė. Štai šita kuprinė buvo išsirinkta. Have you got an orange? Gali klausinėti draugas ir jūs atsakinėti yes I have, no I haven't, yes it is. Jeigu atspėja, kad tai yra kuprinė štai šita. Improvizuokite ir jauskite malonumą atlikdami užduotį įvairiai. So then afterwards go to the workbook. Tada einate į pratybėles ir atliekate užduotį A. Match and write. Sujunkite ir parašykite. Matome 4 vaikus. You see 4 children. They are in different clothes. Jie vilki ir dėvi skirtingus rūbus. And you see the things up here. Ir matote daiktus štai čia. So, see the clothes part. Žiūrėkite į rūbo dalis. And match. Ir bandykite sujungti. Pradžiai tiesiog suveskite linijas atsispausdinę pratybėlės. Arba jeigu mokate naudotis PDF dokumentų štai šituo, galite tai atlikti ir kompiuteriniam variantui. Jeigu atsispausdinote, sujungėte juosteles ir tada pabandote užrašyti sąsiuvinuką sakinius. Arba štai čia viršuje. I've got a ball and a book. Kadangi aišku, kad šis vaikinas dryžuotų marškinėliais turi knygą ir kamuoliuką, pradedame sakinį I've got a ball and a book. I've got pradedame visus sakinius. Jeigu daiktas vienas, mes pridedame ir artikelį e. Jei daug, mes šitų artikelių nevartosime. B užduotyje match. Kaip atsimenate, match reiškia sujung. Ollie is Miss Momkin's cat. Junkite kitus sakinukus, kad gautumėt teisingus sakinius.
Let's go to the slides and learn have got klausimuose, teiginiuose ir neiginiuose. Pradėsime nuo teigiamų sakinių. Affirmative, teigiami sakiniai. Full form. I have got, aš turiu. Short form, trumpa forma. I've got. Matome, kad have žodelis pasislėpia po apostrofu vadinamuoju. Jis yra kablelis viršuje. Be galūnė lieka, got visada nesutrumpėjęs šalia stovi. You have got, you've got. Išskirtiniai yra asmenys he, she ir it. Matome, have žodelis keičiasi į žodelį has, kuris turi s galūnę. Has trumpiniuose taip pat atrodo su apostrofu ir s. He's got, jis turi. She's got, ji turi. It's got. Daugiskaitoje mes turime kaip ir su I, you asmenimis have žodelį. We have got, you have got, they have got. Taip pat ir trumpiniai we've got, you've got, they've got. Neigiamuose sakiniuose I have not got, not žodelis įsiterpia tarp have ir got žodelio. I haven't susijungia su not žodeliu. Have ir not, matome, vietoj o raidelės mes turime apostrofą. You haven't got, you have not got. He has not got arba he hasn't got. Lygiai taip pat mes turėsime su she, it asmenimis. We, you ir they yra daugiskaitiniai asmenys, kurie turi have formas. Nekintančias ir vienodas. We haven't got, you haven't got, they haven't got. Klausime have žodelis ir has žodelis stoja į priekį prieš veikėją ir susikeičia su jo vietomis. Have I got? Have you got? Atsakime. Yes, I have. Kaip klausiam, taip atsakom. Yes, you have. No, I haven't. No, you haven't. Su he, she, it, kaip galite spėti, mes turim išskirtinį žodelį turėti. Has. He got? Yes, he has. Matome, kaip klausėme, taip atsakome. No, he hasn't. Has žodelis dominuoja. Has she got? Has it got? Yes, she has. No, she hasn't. Yes, it has. No, it hasn't. Daugiskaitoje, kaip visada, mes turime have žodelį prieš asmenį. Sakymuose lygiai taip pat mes turime have arba haven't. Taigi sėkmės, jei dar nesupratote, kaip atlikti klausimą sudaryti ar neiginį su žodeliu have, kreipkitės į savo mokytoją. Have a nice day. Bye for now.